Socialinis darbas su priklausomybių turinčiais asmenimis. Taigi, dirbant su šia specifinė socialinio darbo klientų grupe, ypatingai jeigu jų aplinkoje auga nepilnamečiai, aktualu vykdyti darbą aplinkos terapijos, užimtumo terapijos ir psichoterapijos kryptyse. Aktualu padėti tokiems žmonėms koreguoti savo aplinką tą kryptimį, kad pagundų vėl kristi į priklausomybės glėbį būtų kuo mažiau. Tai apima ištisą šeimos gyvenimo procesų performavimą, modifikavimą. Tai yra paskatinimas tiek vaikui, tiek suaugusiam asmeniui orientuotis į smulkius tikslus ir mažais žingsniais eiti į priekį prosocialaus gyvenimo link. Tai stengimasis suformuoti nuolatinės visuminės pagalbos aplinką, kai kartais aktualu priklausomybę pasižyminčiam asmeniui suteikti galimybę pakeisti draugų ratą, užimtumą, suformuoti specifinius požiūrius į priklausomybę ir ją lydinčius elgsenos modelius. Tarkime, anoniminių alkoholikų kategorijai priskirtinas žmogus, šiuo metu negerintis ir esantis vaiko aplinkoje, gali kelti riziką vaikui išmokti atitinkamo elgesio. Tačiau jei pačiam žmogui nuolatos bus stiprinamos vertybės ir tikėjimai, kad blaivus gyvenimo būdas yra konstruktyvus ir sėkmingesnis, suteikiantis daugiau galimybių save realizuoti, vaikas taipogi bus pastiprinimas šią kryptimį. Tam, kad priklausomybę turintis žmogus, tarkim, buvęs alkoholikas, esamas alkoholikas, tik nevartojantis, neatkristų, nebūtų regreso einant blaivybės keliu, aktuali yra ir užimtumo terapija. Galiu pastebėti, kad daliai šių asmenų yra būdingas padidintas dirglumas. Jiems yra sudėtinga taikyti tik naujus elgsenos modelius. Jiems sudėtinga ignoruoti vis kylantį norą vartoti alkoholį ar paklusti potraukiui kitoms priklausomybėms. Jų norai, jų motyvų aktualumas yra deformavęsis ir labai lengvai gali pakrypti destruktyvia kryptimi. Todėl socialinis darbuotojas turi ne tik aktyviai palaikyti patį priklausomybę pasižymintį asmenį, tačiau turi padėti ir šeimai, tame tarpe ir nepilnamečiam asmeniui, tinkamai reaguoti į ne visada adekvačius priklausomybę pasižyminčio asmens vertinimus aplinkai, poelgius ir kartais ir krizinės situacijas, krizinius išgyvenimus galinčius paskatinti aplinkos pokyčius. Užimtumo terapija padeda performuoti kasdienybę, performuoti tikėjimus ir vertybės prosocialia linkme. Tačiau žmonės pasižymintis priklausomybėmis yra linkę paslėpti dalį savo išgyvenimų, dėl to atjaučiantis bendravimas, galimybė pasitikėti maksimaliai asmeniu už šeimos ribų. Tačiau priklausomybėmis pasižymintiems asmenims kartais yra būdinga neatskleisti savo išgyvenimų ir kartais netgi tinkamai jų neanalizuoti. Tokiu būdu, neatsakant savo, kokia yra patiriamų išgyvenimų reikšmė ir prasmė, labai lengva yra projektuoti atsakomybę aplinkai
Nesvarbu, ar tai būtų šeimos nariai, ar už šeimos ribų esantis asmenys. Labai svarbu tokiems žmonėms yra turėti asmenį už šeimos ribų, kuriuom būtų galima, kiek galima daugiau pasitikėti, išsakyti savo mintis. Dėl socialinio darbuotojo vaidmuo, dirbant su šeima, kurioje nepilnametis auga kartu su priklausomybę pasižyminčiu asmenimi, leisti ir suaugusiajam žmogui patirti galimybę išsikalbėti, patirti galimybę pasitikėti kažkuom itin aukštų lygmenių už šeimos ribų, tam, kad šeimoje išlikti stipriam ir saugančiam savo savivertę. Čia labai svarbus darbas su šeima kaip socialinių vienetų, formuoti jų kontakto branduolį, konstruktyvią komunikaciją ir palaikančią komunikaciją. Labai svarbus darbas ir su platesne socialinė kliento aplinka, su kaimynais, artimai gyvenančiais žmonėmis, kartais net bendradarbiais. Labai svarbus mokymas ir ugdymas kiekvieno šeimos nario, suprasti vieni kitus, mokėti pasirinkti reikiamus elgsenos modelius, mokėti formuoti tikslus. Sėkmingą darbą su tokia šeima gali garantuoti tik empatija, laisvas apsisprendimas, refleksija, partnerystė ir pasitikėjimas. Veiksminga komunikacija ir socialinių ir psichologinių kliento problemų supratimas ir priėmimas. Socialiniam darbuotojui svarbu suprasti, kad kiekvieno kliento problemos yra tikros. Konkretiems individams jos itin svarbios ir reikšmingos. Taip pat svarbu mokyti juos elgtis tiek individualiai, tiek grupėje. Kadangi priklausomybę pasižymintys asmenys ir jų šeimos nariai neretai išmoksta prisiimti tik dalinės atsakomybės ir tik atsakomybę už save, rūpinimąsi tik savo poreikiais, ignoruojant artimiausią aplinką ir jos narių poreikius ir norus, gerovę. Aktualu kiekvieną klientą, kiekvieną asmenį iš tokios šeimos įtraukti į sprendimo priėmimo procesą, palaikyti jų vieningumą, palaikyti jų savitarpio pagalbą ir skatinti prosocialias klientų veiklas. Taipogi svarbu aptarti ir bausmę atlikusio asmens charakteristikas, darbą su šia asmenų grupe. Neretai nepilnamečiai auga aplinkoje, kur tėvai arba globėjai yra atlikę įvairių nusikalstamų veikų ir atlikę bausmę. Visų pirma, turime pastebėti, jog į šią asmenų grupę yra susiformavęs specifinis visuomenės požiūris. Atitinkamai konkretūs visuomenės požiūriai yra žinomi ir bausmę atlikusiems asmenims. Kaip apibendrintos ir stereotipinės nuostatos, jos sąlygoja žmogaus gyvenimą, žmogaus pasaulėžiūrą ir elgesį. Viltis, kurias žmogus, augindamas vaiką, kelia savo, veiklai, aplinkai. Aktualu nuolat koreguoti ir pastiprinti prosocialių vertybinių nuostatų turinį. Aktualu pakeisti tikėjimus negatyviamis reakcijomis iš aplinkos. Padėti siekti tikslo gerinti savo ir savo šeimos gerbūvį, padėti siekti
smulkių tikslų, juos suformuluojant ir juos nuosekliai dėliojant kasdienėje veikloje. Aktualu įvertinti ir šių asmenų psichologinių savybių ir charakteristikų ypatumus. Išmoktus elgsenos modelius, sumažėjusį kantrumą, padidėjusią savikritiką ir destruktyvius kartais vertinimus aplinkai ir vaikui, negatyvų nusiteikimą savo procesualioms veikloms ir itin greitą jėgų išsekimą atliekant sisteminės veiklas. Aktualu padėti formuoti elgsenos modelius, leidžiančius nuolat pastiprinti save ir savo šeimos narius.